Šios savaitės LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žiniose. Į Baltimorę sugužėję tautinių šokių šventės dalyviai iš 6 kraštų šventė lietuvybę. Amerikos lietuvių poezijos vakare susitiko skirtingos poetų kartos. Tautiška giesmė ir vėl sujungė viso pasaulio lietuvius. Iš širdies į širdį per lietuvius vienijantį LRT Lituanikos kanalą laidoje Pasaulio lietuvių žinios. Sveiki, mėly tautiečiai! Noriu Jūs pasveikinti su praėjusia Lietuvos valstybės diena ir pasidžiaugti bei padėkoti už visam pasauliui parodytą mūsų tautos vienybę. Galima drąsiai teigti, kad ši savaitė buvo lietuvybės savaitė. Po atokiausius pasaulio kampelius pabirę lietuviai vieningai stojo petys į petį ir lydimi tautinės giesmės akordų susijungė į tvirtą širdžių grandinę, visam pasauliui parodydami mūsų tautos susitelkimą, patriotiškumą, išskirtinumą bei meilę tėvynei. Neapsakomai įspūdingo grožio šventė vyko Baltimorėje, kurioje kelių kartų tautiečiai, tarsi keliaudami laiko mašina, džiaugėsi ne tik šviesia dabartimi, bet ir vartė praeities prisiminimų albumus bei žvalgėsi į ateities tolius. Susibūrę į daugiatūkstantinę minią, tautiečiai gražiausiai šokių raštais išaudė lietuviškos tapatybės skraistę. Pakeliuje poezijos šventėje įkvepiančiais poetų žodžiais išsakė ilgesį ir meilę tėvynei. O srauni trispalvė upė išsilieja į gatves ir aikštės, pakiliai sugiedojo mūsų tautišką giesmę. Ilgas ir vingiuotas kelias lietuvių iškeliavusių iš tėvynės. Įvairiais laikais ir dėl skirtingų priežasčių tautiečiai, tarsi iš protėvių namų išvykę keleiviai, pasklido po visą pasaulį. Tačiau gražios lietuviškos tradicijos, papročiai bei šventės, o ypač meilė tėvynei, sujungė atskirus žingsnius į bendrą kelionės taką. Žymaus lietuvių poeto Bernardo Brazdžionio poezijos žodžių sukurtais vaizdais Liepos 3-ąją Baltimorėje, mieste, kuriame sukaupta ilga Amerikos lietuvių istorija, praūžusios grandiozinės 15-osios lietuvių tautinių šokių šventės programa atspindėjo mūsų tautos kelionę. Aš tikrai noriu pasidžiaugti, kad tos tradicijos, kurias atsivežė kiekvieną kartą atvažiuodama iš Lietuvos, jos yra išlaikomos, puoselėjamos. Net patys mažiausi lygiai taip pat perima šitas tradicijas. Ir kur bebūtų, tas jausmas yra be galo stiprus. Aš klausiu, klausinėjau merginų, iš kur jūs, reiškia, tautinius kostiumus, ar siuvote, ar kažkaip tai kitaip. Jos sako, ne, čia mūsų močiučių, mūsų probabučių ir eina iš kartos į kartą net drabužiai, kuriuos jas be galo saugo, kad tik tai jie išliktų dar ir ateityje. Tai rodo, ant kiek yra brangi ta tradicija, ant kiek brangi ta lietuvybė. Tai tikrai jaudina. Tai, ką patyriau čia, tai yra tiesiog buvo visiškai netikėta. Patirti tokį jausmą, tokį stiprų, kad kažkur už Atlanto žmonės vedini tos tautiškumo idėjos. Jie gali susiburti, širdis plakti vienu ritmu ir šokti taip, kad tikrai reikia pavydėti visiems. Aš manau, kad ir mum, gyvenantiem Lietuvoje, yra ko pasimokyti, nes entuziazmas, kurio čia yra labai daug ir ne tik šokėjų, bet visos bendruomenės, jis nugali visas kliūtis. Sėdi salėje, kurioje yra kokie 5000 žiūrovų, kurioje šoka 1800 žmonių. Ir vis laikas nuo laiko reikia savo įsignypti, kad patikėtum, kad tai vyksta kokie 7200 km nuo Vilniaus. Tai yra kažkas neįtikėtino. Ir iš tikrųjų tai yra diaspora, kuri gyveno 100 metų atgal čia. Tai yra jos tęstinumas, tai kas vyksta čia. Tai yra didžiulis turtas, kurį mes kaip valstybė turime. Ir mes dažnai nesuprantame, ką mes turime. Tai va čia reikia pabūti ir pamatyti. Ir iš tikrųjų aš manau tą, ką turi šita Amerikos bendruomenė,
tai gali tapti pavyzdžių daugeliu kitų bendruomenių pasaulyje, naujų, kurios būrėsi ir kad jos galėtų, semtis patirties ir judėti tą kryptimį. Su džiaugsmu ir viltimi, lydimi vienos keleivių poros, 1800 nuostabiais tautiniais kostiumais pasipuošusių šokėjų iš beveik 50 kolektyvų, kartu su keliais tūkstančiais puikiai nusiteikusių žiūrovų, keliavo po savos kelionės prisiminimus, dabarties pasiekimus bei ateities svajones. Nuo 1957 kas 4 metus organizuojama šventė pirmą kartą buvo surengta Baltimorėje, vienoje didžiausių miesto arenų Royal Farms. Čia nelengvas darbas mums, mes sunkiai dirbam paruošti mokytojus ir tada jie visą metą turi savo kolektyvus, savo šokėjus ir mums labai sunku kartais sutraukti tos jaunimą. Čia Amerikoje labai mėgsta sportą žaisti, tai mes visą laiką su jais prašom, ateikite pašokti, jūs galite futbolą be kada žaisti, jūs krepšinį be kada galite žaisti, bet čia lietuviškas tikras veiklas. Aš žinau, krepšinis irgi lietuviškas veiklas, bet bandau, kad jūs visus įtraukti ir pasiseka. Ir šiandien per pertrauką viena susižieduavo su vyruku. Tai mes sakom, per šokius rasi ir meilę. Futbolą tu nieko nerasi, susiginčysi su kitais, bet per šokius tikrai bus linksmas, laimingas, meilingas momentas. Kai pajauti, kiek žmonėms tas reiškia ir visa tas, kas juos atvedė iki čia, tai yra 3 metai. 3 metai pasiruošimo, šokių, reiškia repetavimo kaip mozaikos dalelės kažkokiam regione, paskui rūbų rinkimas, pažiūrėjimas, ar seni dar tinka, ar ne, nes vėlgi kas 4 metai vyksta tas festivalis. Viskas prasidėjo nuo idėjos ir surasti grupę visų pirma reikėjo, nes mes visai nauji. Susiradom draugus, tada pradėjom galvoti, ką daryti su kostiumais, nes jie yra būtini. O pradėjom ieškoti, gal Lietuvoje atsisiųs, bet kadangi pas mus šoka daugiausia šeimų poros, išeina labai nemažai pinigų, tai bandėm sutaupyti. O kadangi moku šiek tiek siūti, galiu tą daryti. Sakau, jeigu aš turiu didelį norą, reikia jį daryti. Ir pasiuvau, dukra padėjo, ir vyras padėjo, visi kartu. Įspūdingame renginyje pasirodė tautinių šokių grupės iš 6 valstybių – Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Švedijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos ir pirmą kartą istorijoje iš Izraelio. Spalio mėnesį surinkome iniciatyvinę grupę, kurios metu mes nutarėm, kad mes norime kurti lietuvių bendruomenę Izraelio valstybėje, suteikėme jai Nerijos vardą. Pradėjome savo veiklą labai intensyviai. Tuo pačiu metu įkūrėme ir šokio kolektyvą, įkūrėme ir lituanistinę mokyklėlę, kuri pradėjo veikti, turime apie 15 moksleivių. Šokių kolektyvas labai subūrė merginas, mokyklėlę, vaikučius ir jų tėvelius, žinoma. Prieš kelias savaitės sukvietėme visus draugus, giminės, pažįstamus į mūsų išlydėtuvų koncertą. Parodėme šokius, kuriuos išmokome, parodėme jiems mūsų tautinį kostiumą, kurį pasisiuvome Izraelyje, sukūrėme istoriją. Nieko negalima vertinti pinigais, nieko negalima vertinti, man apsimoka ar neapsimoka. Dėl to, kad tos 10 dienų, jeigu mes būtumėm likę Izraelyje, mes eitumėm paprastai į darbus, grįžtumėm į namus ir praeitų tą savaitę. Šiandien mes turim neįkainuojamos vertybės patirtį, mes turime tokį bagažą, kur jį parsivešim atgal ir bandysime pasidalinti su visais kitais. Lietuva jau 25 metus gyvuoja kaip nepriklausoma valstybė. Per tą laiką įvyko daugiau kaip 1/3 tautinių šokių švenčių. Turime remti, turime dirbti kartu, tą mes ir darome. Ir tikrai bendradarbiavimas yra visą laiką labai didelis, visa muzika įrašyta Lietuvoje, konsultacijos liaudės kultūros arba nacionalinis kultūros centras mūsų dirba labai daug padėdamas organizuoti, visada dalyvauja kolektyvai iš Lietuvos tiek šokių šventėse, tiek dainų šventėse. Jie ir papildo, ir pasakyčiau, ir sustiprina, ir atveža dalelę Lietuvos. Todėl viskas vyksta tikrai neblogo, ateityje, manau, vyks dar geriau. Abiem pusėms, ir tiem, kurie yra Lietuvoje, ir tiem, kurie gyvena išeivijoje, abiem pusėms reikia kažkaip pasitempti. Tai žmonės Lietuvoje iš tikrųjų didžiąją dalimi nesuvokia, kas yra išeivijoje, kokia tai yra jėga,
kokios tai yra mūsų rankos, kuriomis mes galim pasiekti labai daug, padaryti labai daug, ne tik tai šokti arenose, bet mes galime prieiti prie investuotojų, mes galime prieiti prie politikų, mes galim labai daug iš tikrųjų padaryti. Ir to suvokimo Lietuvoje iš tikrųjų yra maža. Lygiai taip pat, jeigu pažiūrėti čia į diasporą, artėja Lietuvoje rinkimai, mes vėl pažiūrėsime, kiek tos diasporos ateis balsuoti. Tai pasitempti yra iš tikrųjų visiems kur, bet potencialas yra tikrai nerealus ir jį išvaistyti turbūt būtų neatleistina, nedovanotina. Pasak tradicinio renginio organizatorių, Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados lietuvių bendruomenių bei Lietuvos tautinių šokių instituto atstovų, šokių švenčių reikšmė nemažėja. Mes išeiviečiai norim prisiminti savo tėvukus, tėvai, kurie atvažiavo iš Lietuvos, jų kultūrą, jų tą dvasinę jausmą apie lietuvų, kaip sako, veiklus. Patys jaunystėje dalyvavom, šokom, grojom, dainavom. Norim vaikam parodyti, kad kas tai yra, kad tai yra labai savita, unikalu. Mes turim, mūsų kolektyvai yra 2 amerikiečiai šoka. Jiem apskritai yra nenusakoma, maždaug į ką mes čia dabar įsivėlėm. Bet jie labai džiaugiasi, sako, tai yra visiškai nepakartojamas unikalus reikalas. Nesvarbu, kad mes toli, bet mes vis tiek visą dušę, visą širdį esam su Lietuva. Ir mes turim vieni su kitais dalintis, daugiau jungtis, o ne skirstytis. Ir jeigu mes savo pavyzdžių rodysime Europoje, ką mes turim kitom lietuvių bendruomenėm, gal ir jos inspiruos kažką tai daryti panašaus, nes šitas renginys labai apjungia visus ir ta energija yra nenusakoma. Labai džiaugiuosi čia dalyvaudama ir labai ilgai norėjau, labai ilgai kalbinau savo vyrą, kuris ne lietuvis, tad buvo sunku kalbinti. Tačiau, kadangi 2 vaikai šoka grandyje, vyresnysis jau net 6 metus, tai kažkaip važinėjau, vežiau vaikus repeticijas ir prikalbinau savo vyrą. Jis labai džiaugiasi irgi čia dalyvaudamas, jam labai patinka kolektyvas ir labai džiaugiasi visa lietuvybė ir kaip mes mylim Lietuvą ir kaip norim jai atstovauti. Gyvenant užsienyje, išeivijoje, tie šokiai tikrai turi kažką daugiau negu mes gal Lietuvoje. Mums tai yra tradicija, tai yra protėvių kažkas. Čia yra kaip ir gyvenimo būdas, yra ne viena šeima sukurta šokių ratelyje ir matai tą džiugesį akyse ir tai yra visiškai neapsakoma. Tai neapsakoma, tą gali apibūdinti 15-20 žodžių, bet reikia pamatyti. 15 kartą suorganizuotame renginyje šoko pirmųjų švenčių šokėjų vaikai ir anūkai. Jų gretas papildė naujos bangos išeiviai. Mano sūnus atvyko kartu kaip padėjėjas, kaip lydintis asmuo. Iš tikrųjų, tai jam suteikė be galo didelę patirtį susipažinti, pabendrauti, pabūti šitoj kultūroje, susipažinti su kitų kolektyvų vaikais. Iš tikrųjų, netgi tie žaidimai, telefonai, kompiuteriai, jie juos ir sujungė, netgi čionais jisai susirado draugą amerikietį, jie sėdėjo kartu ir žaidė. Ir jiems tai buvo puikus laikas. Čia yra mano pirmas kartas, aš tai šoku 4 šokius, mano sesutė irgi tai šoka, atrodo, 3 šokius ir labai smagu. Viena mergaitė, kur yra beveik kaip mano dvynukė, mes tai labai mėgstam arklius, jos vardas yra Elena. Mes visiems pranešėm, kad turim tą šventę, kad mes, kaip sako, institutas turi savo nariais, kur kiekvieną kolektyvą per Ameriką prisijungia ir mes jūs išleidžiam tos žinios, bet mes irgi pakviečiam iš kitų valstijų. Yra Pietų Amerikoje, tenais Brazilijoje ir Argentinoje yra šokių grupės, į Australiją kartais pakviečiam, aiškiai iš Kanados atvažiuoja, nėra taip toli, bet kitiems labai sunku, toli kelionė labai, brangi oro bilietai, ar traukiniu, ar mašina. Amerika labai didelė valstybė. Kartais žmonės nesupranta, kaip todėl kiekvienas miestas yra vieno kito. Tada, kada atvažiuojate, reikia tuos viešbučius įsigyti ir tada maistą. Tai visas kartais būna brangu, bet mes vis tiek visus kviečiam, kur galim padėti, bandom, bet kada pasibaigė šventėje, kiek mes pinigų įtraukėm, bet mes tiek ir išleidom ant tų visų grupių padėti jiems su bilietais, su maistu, su visko viešbučius. Ir mes, kada pabaigsim šitą įrašą, mes jums duosim, kad jūs galėtum parodyti visą Lietuvoje mūsų Amerikos, Šiaurės Amerikos lietuvių tautų šokių šventę. Tai tikim, kad tikrai gražiai galės pamatyti, kaip mes čia Amerikoje išlaikom lietuvybę. Vienas didžiausių užsienio lietuvių renginių subūrė ne tik kolektyvų narius bei juos palaikyti atvykusių žiūrovus, bet ir Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovus. Tai yra
daug bendrų dalykų, reiškia Lingys, Morkūnienė, Kalibataitė, tie patys choreografai, tie patys šokiai, šventinė, polka, kupolinis ir kiti, kurie šokami Lietuvoje iki šiandien, tai yra aukso fondas Lietuvos. Ir pažiūrėti, kaip entuziastingai ir kaip, tarp kitko, tobulai, pasakyčiau, pagal tai, kiek turėta repeticijų, atlieka šokėjai, tai yra fantastika ir manau, kad labai svarbu, kad mes Lietuvoje matytumėm ir tuo pačiu užsidegtumėm tuo pilietiškumu, tokiu meilę etnokultūrai, meilę savo tradicijom. Tai, manau, labai svarbu. Begalinis entuziazmas, begalinė meilė Lietuvai, begalinė meilė šokiui ir svarbiausia bendrystė. Bendrystės jausmas ir tai yra tiesiog nuostabu. Virpina kiekvieną širdies kampelį. 15-osios lietuvių tautinių šokių šventės Baltimorėje vaizdo įrašas bus transliuojamas Liepos 17-ąją Pasaulio lietuvių vienybės dieną per LRT Lituanikos kanalą. Baltimorės mieste vykusi 15-oji lietuvių tautinių šokių šventė Liepos 2-ąją į atskirą lietuvių poezijai skirtą renginį pakvietė šio literatūros žanro autorius bei gerbėjus. Pasak poezijos vakaro sumanytojos Gintos Remeikis, Baltimorės ir Vašingtono lietuvių bendruomenės anksčiau garsėjo itin turtingų literatūros įnašų į lietuvių kultūrą. Kai mes pradėjome planuoti šokių šventę Baltimorėje ir Vašingtone, tai mes pagalvojom, kuo šita lietuviška bendruomenė pasižymi. Tai vienu būdu yra, kad čia iš tikrųjų gyveno labai daug svarbių lietuvių išeivijos poetus. Anksčiau, pavyzdžiui, Čikagoje, kai gyvenau, tai mes pavasariais, gegužės mėnesį dažnai būdavo ruoštas koks poezijos pavasaris, taip kaip Lietuvoje. Ir paskutiniu metu to nebuvo. Tai čia buvo bandymas surasti erdvės lietuviškam žodžiui dar už Lietuvos ribų. Vakarą sudarė dvi įdomios dalys. Pirmoje renginio svečiai prisiminė ir pagerbė Baltimorėje ir Vašingtone gyvenusius žymius lietuvių poetus. Jono Aisčio, Kazio Bradūno, Aleksandro Radžiaus ir Antano Vaičiulaičio šeimos nariai trumpai pristatė savo vyrus, senelius, tėvus ar uošvius. Mano senelis mane labiausia įkvėpė, aš manau, savo kuklumu ir savo meilę tėvynei ir kaip jis ją išreiškė savo poezijoje. Aš šį vakarą papasakojau apie sėklą, kur jam atsiuntė Sirijos gira iš Lietuvos, nes mano senelis čia Vašingtone gyveno išeivijoje. Ir jis tą sėklą pasodino savo namuose Vašingtone ir iš jos obelis išaugo. Ir čia jam buvo toks tikras ryšys. Poezijos vakaro rengėjai norėjo suteikti galimybę pasirodyti ir šiuolaikiniams lietuvių poetams. Tad antroje dalyje savo eilėraščius skaitė ne tik poetai Jonas Danys, Diana Šarakauskaitė, Tomas Girnius, bet ir pati vakaro sumanytoja Ginta Remeikis. Baltimorėje vykęs poezijos vakaras buvo išties išskirtinis. Jis ne tik subūrė įvairių kartų lietuviškos poezijos gerbėjus ir priminė apie turtingą rytinės pakrantės lietuvių literatūrinį gyvenimą, bet ir nutiesė kelią naujai tradicijai gimti. Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados ir kitų šalių lietuviai gausiai susirinkę į Baltimorėje vykusią 15-ąją lietuvių tautinių šokių šventę, valstybės dienos proga tėvynę pasveikino šimtais balsų giedodami tautišką giesmę. Akciją inicijavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su 15-osios lietuvių tautinių šokių šventės organizaciniu komitetu. Garsiojoje Baltimorės pakrantėje buvo pasveikinta ne tik Lietuva, bet ir Jungtinės Amerikos valstijos, kurios Liepos 4-ąją minėjo nepriklausomybės dieną. Susirinkusieji sugiedojo Amerikos himną. Suvažiavo tiek jaunimo, tiek lietuviško jaunimo užsienyje.
Ir taip jie džiaugiasi tą tautinį šokių šventę. Ypatinga malonu, kad sutapo 3 šventės. Amerikos nepriklausomybės šventė, kur labai svarbi ypatingai čia gyvenantiems, kad parodyt Amerikai mūsų padėką tam kraštui, kuri mus priglaudė. Antra, tai žinoma, tautinį šokių šventė, kuri yra, kas vyksta, čia dabar jau 15-oji, jau pramatyta sekantį 20 metais, taip kad labai nuostabu. Ir tą pačią progą mes norėjome tęsti tradiciją, kurią pradėjome Čikagoje, prie Čikagos pupos, kur susirinkom giedoti tautinę giesmę. Į Baltimorės miesto širdyje vykusį susibūrimą susirinko vietos lietuviai, 15-osios lietuvių tautinių šokių šventės dalyviai bei žiūrovai, garbūs svečiai iš Lietuvos, Vašingtono bei kitų Jungtinių Amerikos valstijų miestų. Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis, ambasadorius Vašingtone Rolandas Kriščiūnas, generalinis konsulas Čikagoje Marius Gudynas, garbės konsulai ir diplomatai. Turistų gausiai lankoma aikštė nusidažė lietuviškos trispalvės spalvomis. Plevėsavo Lietuvos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados vėliavos, garsiai skambėjo tautiška giesmė ir lietuviškos dainos. Šypsojosi bei abiejų šalių valstybingumu ir laisvę, džiaugėsi akcijos dalyviai bei stebėtojai. Mano sesuo gyvena 19 metų Detroite, tai ji labai įsitraukusi Lietuvos bendruomenės visą gyvenimą. Tai mus informuoja, kas vyksta, kaip jie čia švenčia švenčias, kaip gyvena lietuviai ir iš tikrųjų labai būrėsi, labai bendrauja. Žinoma, tai kas tie žmonės, kurie nori, o tokių norinčių yra daug. Ir čia atvykus labai nustebom, kad šitaip tokia pasijautė vienybė, kurios kartais Lietuvoje pritrūksta. Atrodo, Lietuvoje mes gyvenam ir savaime suprantama, čia Lietuvoje, čia tradicijos, ar ne? Ir galbūt jų netiek ir jas branginam, netiek ir saugom. Atrodo, kad jos yra ir bus visada. O čia nustebino tai, kad kaip žmonėm yra svarbu ir kaip juos tai jungia ir kokį turtingą daro gyvenimą. Mūsų tiesiog giminaičiai dar jau čia užaugę ir gimė Amerikoje, tiesiog sako, kad kai tu esi lietuvis ir kai tu Amerikoje gyvendamas išlaikai lietuvybę, tu turi žymiai turtingesnį tiek dvasinį, tiek kultūrinį, visapusišką visiškai gyvenimą kitokį. Ir tai yra labai smagu, ir tai yra labai tvirta, ir tai yra labai brangu. Ir mes, iš tikrųjų, turim saugot Lietuvą, kur bebūtume. Ar būtume Lietuvoje, ar būtume Amerikoje, ar bet kur kokioj kitoj pasaulio šaly. Labai smagu čia tiek daug sutikti, nes atvykom į Baltimorę ir iš tikrųjų einam ir galvojam, kiek daug čia lietuvių. Tiesiog lietuviai ir visi sveikinasi ir be galo džiaugsminga tai yra. Mes lietuviai gal susikaustę, mes gal bijom išreikšti savo jausmus, ar ne, o jeigu džiaugiasi, tai džiaugiasi ir nebijo to parodyti. Jeigu galbūt kažkas liūdna ar yra pavargę, tai ir pasako, kad yra liūdna. Mes dažnai būnam tokia truputėlį pyktelė, neišsakom ir tada kartais sunkiau vieni kitus suprasti. O šiaip smagus, linksmi ir nuoširdūs žmonės. Teko vakar būti pabaigos renginį, kur buvo vakarienė visų lietuvių. Tai be galo džiugu, kad netgi po vakarienės buvogi šokių vakaras, buvo Čikagos grupė, kur grojo lietuviškas dainas ir dar girdėjau tarp visų lietuvių, sako, įdomu, kokia bus grupė, ar angliškai bus, ar lietuviškai. Ir be galo buvo džiugu, šokiai beveik iki 1 nakties tęsiasi ir visi susikabinę ir rateliais, ir gyvačiukėm šoko. Tiesiog nenusakomas jausmas ir nepakartojamas, reikia būti ir pajausti. Tie žmonės, kurie nori, tie žmonės būrėsi, bendrauja, puoselėja tradicijas, brangina savo kalbą, moko kalbą vaikus ir džiaugiasi, kad nebijo tiesiog pasakyti, taip, aš esu lietuvis, ar ne? Ir tiesiog visam pasauliu, kur bebūtų, jie iš tikrųjų džiaugiasi turėdami savo šaknis ir didžiuojasi jomis. Visiems pasaulio lietuviams tik tai džiaugsmo, pasididžiavimo savo kraštu, pasididžiavimo, kad esam lietuviai ir niekada nebijokime, kur mes esame, ten yra mūsų Lietuva. Ir tokiu būdu, kur mes stovime, tai yra Lietuvos kampelis. Tad visuomet savo širdimi ir savo protu tikrai likime ištikimi Lietuvai, ištikime savo tautai ir to
begalinį linkiu, ne tik tai yra mums naudinga, bet ir Lietuvai naudinga, nes visiems mūsų visų paskirtis ir yra tarnauti Lietuvai, nes Lietuva yra mūsų centras, tai yra mūsų širdis. Nors ir tikėkim, kad Lietuva yra mūsų širdyse. Aš manau, kad tai yra svarbu, kad žinotų, ko mes kvėpuojam, ką mes galvojam, ką mes mastom ir paprasčiausiai yra būti smagu tą dalelį Lietuvos, kad ir užsienyje. Labai svarbu, kas tu pats esi. Ir pirmiausia, turi pradėti nuo savęs. Ką aš galiu padaryti dėl savęs, dėl kitų ir dėl Lietuvos. Taip, kad iš tikrųjų turim pradėti nuo savęs, turim mokyti savo vaikus ir turim tiesiog būti vieni kitiems žmonės, ko kartais tiesiog nebūtinai tarp lietuvių, bet šiaip trūksta kartais mums žmogiškumo, tai turim pradėti nuo savęs. Valstybės diena jau 9 kartą buvo paminėta ir Norvegijos sostinėje Osle. Pačiame Oslo centre prie operos ir baleto teatro pasipuošę ir nešini lietuvišką atributiką rinkosi lietuviai. Diriguojant choro Marios vadoviai Daivai Lukoševičieniai, gausus būrys pakeliai nusiteikusių tautiečių vienu balsu sugiedojo Lietuvos himną. Šiandieną tokiam gausiam būry susirinkus visiems giedoti tautišką giesmę, tai buvo kažkas tikrai nepaprasto ir šitomis akimirkomis aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis. Man šita šventė pirmiausia tai vienybė. Liepos 6 visi renkamės čia, ant operos, Osle. Ir opera tai jau tapus mūsų kaip toks vienybės simbolis, surenkantis, kaip ir šiemet parodė, apie 200 lietuvių. Malonu būti su bendruomenė, malonu būti lietuvių ir džiugu, kad vis daugiau lietuvių atsiranda ir jie nesikuklina būti lietuviais. Kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau susirenka. Kai pirmą kartą paskelbėme, kad rinksimės čia, galvom, ateisim 3, koks skirtumas? Svarbu, kad mes išreikšim savo jausmus, savo meilę, savo patriotiškumą. Bet susirinko iš tikrųjų labai nemažas būrys ir kiekvienais metais ateina vis naujų žmonių. Galbūt tai nėra idealiai kaip choras sugiedotų, bet tai yra labai nuoširdu iš tikrųjų. Akcijai pasibaigus dar ilgai niekas nesiskirstė, dalijosi įspūdžiais, fotografavosi bei džiaugėsi galimybę pabūti kartu. Liepos 3-ąją seniausio Norvegijos miesto Tønsbergo prieplaukoje aidėjo lietuvių kalba. Gausus būrys tautinę atributiką pasipuošusių lietuvių iš Tønsbergo, Oslo, Drameno ir kitų miestų susirinko pasitikti Klaipėdos universiteto burlaivio Brabander įgulos narių. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorė Norvegijos karalystėje Izolda Bričkovskienė. Ambasadorė burlaivio kapitonui Valdemarui Visbarui įteikė norvegiškos duonos bei druskos, o kapitonas svečius pakvietė ne tik apžiūrėti laivo, bet ir pasivaišinti lietuvišką naminę duoną bei kitais gardžiais lietuviškais užkandžiais. Susirinkusieji džiaugiasi puikiu oru, gražiomis dainomis, kurias atliko choras Marios, įdėmiai klausėsi įgulos narių pasakojimų apie nacionalinę ekspediciją į Islandiją. Klaipėdos universiteto burlaivis Brabander, minėdamas universiteto bei Lietuvos nepriklausomybės 25 metų sukaktį, birželio 25-ąją leidosi į ilgiausią paskutinio dešimtmečio ekspediciją iš Lietuvos aplink Islandiją ir atgal. Pasak ekspedicijos iniciatorių, jų tikslas – supažindinti visuomenę su Lietuvos kaip jūros valstybės formavimusi ir raida, pristatyti šalies jūrinio mokslo pasiekimus ir potencialą.
Tolimiausias kelionės taškas Islandija pasirinktas neatsitiktinai, nes istorinėme kontekste būtent ši šalis Lietuvai buvo itin svarbi. 1990 kovo 11 dieną ji pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Skirtingais kelionės etapais burlaiviu plauks beveik 60 žmonių – mokslininkų, buriuotojų ir studentų. Ekspedicijos metu bus tiriama jūros aplinka. Štai tiek naujienų norėjome Jums parodyti šiandien. O man telieka padėkoti Jums už dėmesį, bei paraginti ir toliau aktyviai mums rašyti ir siųsti informaciją bei reportažus elektroninio pašto adresu tapatybė@lrt.lt. Arba, kad galėtumėte dalyvauti virtualiame pokalbyje, prisijungti prie Pasaulio lietuvių žinių paskyros Facebook'e. Jei nesuspėjote laiku įsijungti televizoriaus, visų Pasaulio lietuvių žinių laidų įrašus rasite internete lrt.lt mediatekoje. Iki pasimatymo kitą savaitę.